Nu ir žiūrėk apie tos daiktus. Tai dabar čia buvo istorija su tuo Luku, aš tau praeitą kartą pasakojau, supranti. Tęskime. Subadė 5 kiti nuteistieji, čia vienas iš jų buvo iki gyvos galvos, iš tų 5, 4 buvo paprasti, žinai, kalėjimo režimas uždaras. Ir žiūrėk, atvažiavo, iš pietų tą pačią dieną, aišku, vakarė atlikė ten ir Mindaugas Kairys iš LKT atlikė ir savo prevencinę grupę kartu su savim atsivežė, žinai, ten kalinius išguldė visus ten mūsų kieme, supranti, nors mes ten buvom kiti visiškai ne prie ko. Bet ką aš noriu dėl tų daiktų pasakyti. Tuos 5 žmonės, kurie subadė, ne, tuos iš kamerų išvedė iš pradžių į kiemą, kaip ant kratų būna, žinai, ant tų prevencinį, kada atvažiuoja. Ir iš to kiemo, supranti, iš karto sako, einam, žinai, rankas už nugaros, uždėjau antrankių, sako, einam. Tie sako, kur einam ten, per KPP, ten pravedė ten, o mašina, stovi kieme, žinai, lipkite į mašiną, žinai, oba, vieną mašiną, visus į atskiras mašinas, vieną mašiną, kitą, 5 žmonės sukėlė, uždarė duris, variklis susikūrė, vartai atsidarė ir išvažiavo. Tie sėdi, važiuoja, kur jokių daiktų, jokių nieko. Išvežė visus į skirtingas, įkalinimo įstaigas išvežė. Vieną ten išvežė, 2 išvežė ten į kapsą, kitus ten vėl kitur, žinai. Ir daiktų nėra, daiktai, o iš vis nėra jokių daiktų. Va taip, va kaip stovi, va kaip dabar, va tu kaip sėdi, žinai, va taip tiesiog paėmė ir išvežė. O daiktus atėjo ten už vos ne savaitės laiko, supranti, surinkti tvarkiniams, kažkokiems narkomanams. Pasakė, sako, eikit surinkti daiktus, jų atvešim, nuvešim, žinai, ten jiems į kalimą. Viską, teliką, aparatūrą, ten drabužius, patalinę, viską, žinai. Tai sudėjau, kad čia narkomanai savo, žinai, pasiėmė, aišku, kas reikalinga, viską, žinai, ten kaip kurie buvo bagoti, ten nebietini, savo susirinko. Alytuje tas yra, prapuolai daiktai, paskiau ieškok prekybai, taip sakant. Jo, arba išsipirkti gali, žinai, vienintelis lieka iš tikrųjų šansas. Ir viskas, supranti, tai čia bispridėlas grynas, supranti, tiesiog daiktai žmonių dingo, žinai, ten kitas ligoninė, guli, tuščia kamera, liko to ten iš viso. Kas anksčiau būtų nelabai įmanoma, tas dabar yra tapo kasdienybė, nėra status quo. Mentai mūsų daro, ką nori. Tas toliau minti. Dabar jiems, supranti, jie motyvuoja tuom, kad labai LKT suteikti yra labai didelė diskrecija ir jie gali daryti, ką nori, žinai. Taip ir yra. Kalėjimų tarnybų dabar gali daryti visiškai, ką nori, gali malkų duoti, žinai, prieš nieką neatsakys, pasakys teisėtai specpriemonės panaudojom, žinai, nori, ten gali, supranti, kaip mane, aš sakau, 26 metai sėdžiu, mane užmūrino, aš sėdžiu kamerų spintoje, 4 kvadratiniai metrai, kamera kartu su tualetu, žinai. Ir, supranti, ir girdi kamerą spintą šią vadinu, žinai, nes pajutės žingsnį iki durų. Tualetas atitvertas, netitvertas? Ne, tualetas jis yra atitvertas, žinai, bet tai, supranti, nuo lovos iki durų išeiti iš kameros 2 žingsniai, tai tu įsivaizduok, atsikeli iš lovos, prie pat stalas, ten net jau ne žingsniai. Darbo nėra, resocializacijos nėra, Raulynas kalba užmūrit. Nieko. Jo, ir užmūrė, tai mane dėl to aš 3 skundus, tik Alytuje kalėjime kažkodėl tų skundų bijo, net sparus yra, žinai, kitose įkalinimo įstaigos irgi bijo, žinai, bet jie atsparesni biškų, tai Alytaus kalėjime užtenka 3 skundus, parašai, vieną netgi užtek, žinai, parašai viskas, jie iš karto, žinai, tada mūrina, jie iš karto mūrina, iš karto presuoti pradeda. Ir jie labai mėgsta kolektyvinę atsakomybę, jeigu jūs supranti, tu ant jų parašysi 3 skundus. Kritinė masė, supranti, kuo daugiau skundų, dabar jau jiem nusispjauti tas visas teises, ten sąlygas, kritinė masė, svarbiausia skundų kiekis, kad būtų statistika. Tai čia nuo vadovybės priklauso. Jie atėjo tik tai dirbti ant popieriaus, supranti? Vadinasi, skundų turi būti Alytuje mažiausiai. Blogiausias lageris turi prie mano valdžios pasitaisyti. Pagauni mintį. Jo, tai aš šitą mintį, kadangi pagaunu, aš būtent specialiai ir parašiau, žinai. Ir sakau, aš jums ir sugadinsiu tą statistiką, kaip tik, žinai, jeigu jūs labai jau taip siekia, tos statistikos labai norite ir jeigu jūs nekalbate irgi žmoniškai, žinai, tai tada aš jums atėjo ir sugadinsiu, žinai. Ir aš tada sakau, ten parašiau ten tos kelis skundus ir viskas mane kaip grūdo, žinai, ten aš net nespėjau sureaguoti, žinai, išbraukė iš visur, išbraukė mane, dabar tarp kitko Seimo kontrolieriai pripažino pagrįstų mane į tarybą pradėjau nebeleisti, žinai, į nuteistų kolektyvo tarybą, žinai, aš narys manęs neleidžia, tai dabar padaviau, supranti, Seimo kontrolierių įstaigai skundą, pripažino tą skundą pagrįstų, žinai. Turi gal skundą su savim? Turiu su Saimu. Šiandien geras, žinok, gerai matosi, geras įrašas, tai pakelk popieriuką ir pažiūrėsim, ar matysis. Tai aš praeitą sykį tai buvo dar netgi daugiau paėmęs. Praeitą sykį, žinok, labai blogai matysi, o dabar aš tave ryšliai matau.
Todėl, kad čia kitas, kaip prie kito kompo sėdžiu, gal tikriausiai tada dėl to, žinai. Tuoj vieną sekundėlę, 26, čia pas mane tų popierių, tai aš to sakau, aš vien užimtumas mano resocializacija, tai dabar, žinai, karočią yra matosi. rašym. Taip, Roberto Raulino skundo, taip, Vilnius 26 skundo esmė. Matosi. Biški toliau į save ir pastabilizuok. Arčiau į mane. Nu, ir čia yra. Žemiau. O, viskas gerai. Jo. Nu, ir supranti, tiesiog neišleido į šitą, supranti, į posėdžius manęs tiesiog naglai neleidžia, aš esu narys, supranti, ir mane pasakė prižiūrėtams neleisti, popierius jokio neduodas, kodėl neleidžia. Niekas nieko nepaaiškino, jokių atsakymų tiesiog nėra, tiesiog sako neleisti tavęs ir viskas, tai sako ragai tau, žinai. Kaip tai sakau ragai? Nu, tiesiog kaip tu nori, taip tu suprask, žinai. Nu, tai ką aš tada nueinu, supranti, paskambinau į LKT, iš taksofono paskambinau LKT su Motusu, su resocializacijos skyriu, žinai. Paskambinau Motusui, sakau, kaip čia yra, sakau, jisai, kadangi resocializacijos skyrių dirbo, o resocializacijos skyrius atsakingas už tą tarybą, žinai. Sakau, kaip čia yra, sakau, kad manęs neleidžia į posėdžius, sakau, aš esu narys, sakau, įrašytas, įtrauktas, sakau, vaikščiau, pradėjau susitiką nebeleisti. Ta sako, situacija yra nenormali, to aš sako, įsiaiškinsiu, arba sako, neisi, arba eisi, bet sako, aš viską įsiaiškinsiu. Tai tu primės, bairis, karočią. Iš tikrųjų, jisai žodį kaip ir ištisėjau, žinai, kitą dieną iš pačio ryto pas mane atbėga Makaveckas, pavaduotojas direktoriaus, žinai. Ir tos pažymos atsirado, supratau dabar. Jo, jisai atbėga net uždusę, žinai, tas Makaveckas pas mane, suprantė, sako, tu klausyk, Robertai, sako, nesijaudink, nestresuok, sako, viskas tvarkoja, sako, tu kaip vaikščiai tuos posėdžius, sako, taip ir vaikščiosi, žinai, čia, sako, laikinai čia buvo, žinai, ir kalbasi su manim, žinai, tai sakau, gerai, tai sakau, pasisprendė problemą. Jo, sako, aišku, mes, sako, jeigu norėtume, mes, sako, galėtume LKT nepaisyti, žinai, sako, ten uždėti skersą, žinai, bet, sako, šį kartą, sako, tu mums nieko nepadaręs blogo, sako, viskas tvarkoja, galėsi vaikščioti, žinai. Ir dar ten paskui pašnekėjom, žinai, čia apie tą, apie tą, sakau, ką čia, kodėl čia, sakau, kitų problemų, dėl su kompų problemų pas mane buvo, žinai. Tai tu įsivaizduoji, kad su taip draugiškai normaliai pašnekėjau, žinai, o kai su tavim dabar. Karočią, ant rytojaus, karočią, ateina raportas ant mane surašytas. Jisai su mane, tu skaitai tą raportą, karočią. Aš su juo visiškai draugiškai kalbėjau, kaip su tavim. Nei grasinimo, nei pykčio, jokios emocijos blogos, nieko, visiškai normaliai, mandagiai. Bet, Robertai, Alytus to ir pasižymi, kad čia tokia klasta. Kaliniai nuo pareigūnų nesiskiria, visi kalba už nugaros ir va tai viskas vyksta. Visą kelią. Nu, aš buvau apakęs, supranti, O jisai resocializacijos viršininkas, tai jo. Supranti, kada surašo, jeigu tarnybinį, jeigu piktis būna, ten išsikolio, tu ten išvadini kurvą, nahui, blėt, piderastais, išvadini ten visokiais, tokiais, anokiais, kitokiais, jis surašo ten tą raportą, viskas tvarkoja, žinai, tai kaip ir tikėtas, kaip ir lauktų, bet kada tu visiškai jokios, numatai su žmogum adekvatus, normaliai tu pašnekėjai, ten atsisveikinai viso, žinai. Jo labiau, Robertai, yra imuniteto tarnybos parašytas raštas, tyrimas atliktas, kur Makaveckas traktuojama, kad jisai per arti prie tavo grotų, karstosi, nėra jokios agresijos ir agresijos būti negali. Galva kiša pro grotas ir paskiau pasakoja, kad tu jam grasini tenai. Nupjauti galvą, kad aš grasinu jam nupjauti galvą, žinai, o jisai pats tą galvą kiša per grotą, žinai, tai žinai, tai tada, tai čia kažkaip tai įdomiai, žinai. Ir, supranti, tai aš buvau apakęs ir galvoju, ir dar plus resocializacijos skyriaus viršininkas, tai kaip taip gali būti, kaip taip gali daryti, žinai, tai ten dar būtų kitos skyriaus kažkokios, bet čia resocializacijos. Ir paskui ir viskas, ir manęs nebeleido, jisai man ką tik tai vakar, supranti, kalbėjom, kad jisai galėsi vaikščioti į posėdžius, ir jisai man surašė raportą, man uždėjo ant rankių, supranti, po to, kad aš ten kažką, tai ten kažkokių užuomenų padariau, kad aš ten kažkam tai noriu kažką padaryti, nedasakė iki galo, interpretavo, tiesiog daug taškį padėjo ir mes ten interpretuosim, kad ten maždaug tu ten kažką tai padaryti norėjai, žinai. Ir viskas, ir supranti, man įkalė antrankius ir, karočią, vėl man tada pasikreipė dar į kairį, paprašė pagalbos, sako, pasiskambino, sako, alio, Mindaugai, čia yra šitas Raulinas, sako, blemba vis tiek, jisai, sako, mušasi, nori išeiti į posėdžius, sako, tai kaip čia padaryti, kad jam neleisti, tai tas matyt pasakė, tai klausyk, žiūrėk, tu aš surasiu tokį, sako, punktą, karočią, kad neleisim vis tiek, sako, kaip senovės Romai, žinai, pirštas į viršų ir pirštas į apačią. Supranti? Tai šį kartą pirštas į apačią.
Jo, ir, supranti, ir tada, oba, tas žiūri, man ateina būrio viršininkas, dar po poros dienų atneša įsakymą Mindaugo Kairio, žinai, karočią 3 mėnesiam, karočią tau ne tik tai taryba, bet tau iš vis niekur neleisim, iš vis bendrauti su jokiais žmonėm, neleisim, karočią, jokių žimtumo priemonių nevykdysim, iš vis užvirinsim kameros duris, karočią, paliksim langelį atidaryti, žinai, maistui. Aš žinai skaitau, tai sakau, tai palauk, tai man negalioja bausmių vykdymo kodeksas, užimtumo formos negalioja, resocializacija man visą negalioja, ar kaip čia yra, sakau. Tai sakau, nėra, sakau, ten Mindaugas Kairys aukščiau už bausmių vykdymo kodeksą, sakau, tai kodėl taip daro, žinai. Tai sakau, aš duosiu į teismą, sakau, prašysiu neturtinę žalą atlyginti, sakau, dėl to, kad, nu, man tiesiog kankinat mane, žinai, man čia kankinimą, sakau, sudaro, žinai, ir orumo žeminimą ir kankinimą. Tai, sakau, sėdi, karočią 2 metrai iki durų, žinai, nu tai stalas prie pat lovos, žinai, viskas, vaikščioti nėra, sakau, vakar pasikvietė psichologija, bendrauju blemba su žmogum ir žiūriu, kad bendravimo įgūdžiai atbukiai yra, nežinau, kaip kalbėti su žmogum reikia, žinai, nes tiesiog nėra su kuo kalbėti, žinai. Jeigu nori, tu kalbėkis pats su savim, žinai, nu tai aišku, gerai, kad knygas, žinai, skaitau, tai aš mėgstu skaityti, tai aš, man tik tai, bet ir tas knygas reikia supranti, prašyti, kad atneštų su tom knygom bibliotekai kokios girdi istorijos. Nėra knygų, sovietinės knygos, Lenino raštai. Lenino raštai. O visur visada aiškina, kad visiems kaliniam durys į biblioteką atidarytos, jie patys svolačiai neina, biblioteka yra geriausia, viskas ten nuostabiausia, nu kaip visą laiką. Nu, Alytaus kalėjime kokia žiauri ta biblioteka, aš tau sakau, aš apakęs, grinai knygų su nutriušiusiais viršeliais, net ten kokių 90, bet apšė ten 60-50 metų, supranti, ten vos ne ten Stalino laikų, ten lietuvių autorių, ten ir rusų autorių, žinai, ten sakau, ten, pavyzdžiui, užsienio autorių. Tarybiniais naratyvais redaguota viskas ten. Ir tada pionierius sakė, aš tikiu Leninu ir Kairiu, žinai. Tai ten supranti, kur ant viršelio kapeikų užrašyta, jau pasižiūri, nugarėlį, ant nugarėlis užrašyta, ten 20 kop, 30 kopų užrašyta, žinai, 50 kopų. Nu, žinai, sovietinių laikų, žinai, knygutės. Nėra iš viso ką skaityti. Tai žinai, laimė, kad ten kažkas, tai jeigu, žinai, savo knygą kažkokią tai duoda, žinai. Spaudos irgi jokios iš viso nėra, žinai. Radio taškų nėra. Jeigu tau dabar šiais laikais, tu įsivaizduok, sakau, gerie laikai. Jeigu šiais laikais kalinį, pavyzdžiui, perveda į drausmės grupę, ne, viskas, tu sėdi kaip bakė. 3 mėnesius, pavyzdžiui, drausmės grupėje yra dabar minimaliai, jau tu gausi 3 mėnesius, supranti. Ir jeigu tau jinai nebus paskui tęsiama, aišku. Ir tu sėdi kaip bakės, supranti. Bakas. Tai nėra, karočią, nei knygų tu negausi, nei normalesnės knygos, spaudos jokios nėra, žurnalų jokių nėra, radio taško nėra, supranti, teliko nėra, karočią, nieko nėra, supranti. Leisti niekur neleidžia, visur išbrauktas esi. Nu, tiesiog užkonservuotas, žinai, o yra 4 sienos ir viskas, ir tu ją žiūrėk, žinai. Išbrauktas, Robertai, tai reiškia, kad vaikščioji į kažkokias programas ir dabar tau visos programos nutrauktos, vadinasi, išbrauktas iš visų programų. Ja, tiesiog joks užimtumas už kameros ribų, pozityvus užimtumas nevykdomas. Ir jie sakau, vat mane, aš va dabar, ką aš to pirmai sakiau dėl to Antonovo, kur dabar va Prancūzijoje sulaikė, žinai, kad Tai Lietuva, supranti, sako, kad oi, ne, čia pas mus čia nėra taip blogai. Tai dabar per žinias, supranti, taigi visai nesinai girdėjau, žinai, sako, kodėl jo nenori grąžinti, nenori išduoti. Dėl to, kad kalinimo sąlygos netitinka standartų. Dėl kalinimo sąlygų žmogus bus kankinamas. Lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, lietuviai nenori atiduoti ten į kokią Čečeną, žinai, ten rusams nenori atiduoti, žinai, todėl, kad arba Iraną, arba Iraką. Todėl, kad sako, nužudysit jūs, sako, mes nenorim atiduoti. Lietuviai su dideliu noru turbūt atiduotų visiems, nes jie buvo tokio atveju kaip Baltarusių disidentus. Sąskaitas paviešino, atidavė Baltarusiai, bet čia Europos Sąjungos jo buvo. Tai jo teisė yra, Europos Sąjungos teisė, neleidžia to padaryti. Patys tai šitie mentai tai grąžintų čia tik tai rankas trindami. Taip, žinai, patys tai jie girdi, aš tau galiu pasakyti, jie miesto aikštėse kartų, kaip senais laikais, ir visi eitų žiūrėti, žinai, kaip nusikaltėlį pakorė ir kaip jisai, pavyzdžiui, katedros aikštė, supranti, pakartų, žinai, ir ten visi minė žiūrėtų, kaip jisai tenai. Aš girdėjęs iš jų pačių. Yra, sako, tokiais, tai jūs mumis sakykit, tai mes taip ir padarysim. Jam nesvarbu ką. Ta diskrecijos teisė pas juos pasadistus tai tokia yra, kad jie 100% ir žudytų ir ten kartų ir darytų. Aš tikiu, kad Abu Zaidah tam arabui, kur išlupo akį
Antaviliuose kalėjimo, kurio nėra, Nu, kur dabar jo, mokymo jo. centras tipo paliktas, tai ten jo Jo. nebuvo. Tai aš garantuoju, kad tą akį išlupo lietuviai, ne kažkokie amerikiečiai, Jo. bet tik tai vat, kažkuriam lagerį dirba pasislėpęs, jis gavęs už tai ordiną, turbūt kokį medalį, bet sadistukas tai 100% bus lietuvis. Tai gal LKT dirba, žinai. Tai jis jie ir ten- dirba, 100% ir dirba. Koks tau debilas iš kitur ateis plėšti ten tyčiotis iš tų kalinių? Nu, Jo, čia turi būti, žinok, žmogus su galva, taip, su negerai antpečiais, stipriai. va dabar jisai pasislėpęs, kur nors dirba su antpečiais, gavęs apdovanojimą ir jisai už gerą darbą 100%. Vienareikšmiškai turi būti negerai dėl to, kad kalinys, jisai, žinai, jisai padaro tą nusikaltimą, jisai vedinas, ar ten ne pinigų reikėjo prasimanyti, arba jisai, supranti, ten kažkokią tai emociją, ten prisigėrė kažkas. Tai, aišku, ten, socialiai įvyko ten, degradavęs masės gali būti priežasčių. Jo, Tęsk bet mintį apie supranti, bet- Antonovą. Nes mes jo, nueisim ir į lankas. neišduoda. Nu. Ir neišduoda, supranti, dėl kalinimo sąlygų, žinai, nu tai va tau paprastas argumentas, žinai, ir Airijos buvo atvejs, irgi buvo. neišdavė, supranti. Nu, neišdavė, sako, todėl, kad, o jie iš kaip sužino, ar atitinka ar netinka, tai CPT rašo, tarptautinės ataskaitos yra, supranti, Nu, tai. CPT rašo savo svetainę, atsidarai CPT svetainę, ir tenai yra parašyta apie Lietuvos kalinimo sąlygas, Taip, kad, tų didvyrių darbai visi Jo. surašyti. jo, paskui, Ne visi, supranti, bet buvo... tokia dalis, kurios užtenka, kad kalinių negražintų. iš tų šalių, nu. Paskui buvo atvejis, kada į Vokietiją buvo vieną deportavo, iš Vokietijos deportavo iš pradžių į Lietuvą, čia įteisė, paskui buvo bylų kažkaip ir vėl atgal deportavo į Vokietiją ir ten teisė. Tai jam Lietuvoje įskaičiuota sroka, kurį jisai čia buvo sėdėjęs ten apie nepilnai 2 metus, tai jam jis skaičiavo 1 prie 2 dienų. Tenais, kada skyrė nuosprendį Vokietijoje, įsivaizduoji, 1 prie 2 dienų. Sako, jeigu būtum Rusijoje arba Baltarusijoje sėdėjęs, 1 prie 3 dienų skaičiuoja. O jeigu, sako, Lietuvoje arba Latvijoje, tai sako, kad čia 1 prie 2 dienų. Nu tai va, tai jau, suprantate, mes esam Europos Sąjungos, mes esam dugne, mes esam visiškai atsilikę, žinai. Nu, bet Ir nėra kuom didžiuotis. kultūriškai ir mentaliai mes einam į tuos vakarus nuo tos posovietinės kultūros, bet pas mus visą laiką tai buvo. Tarpukariai, pokariai, ten žydų nešaudė, to nedarė, tas to nedarė, nekankino, bet visą laiką tas buvo, suprantate. Nu, tokia yra mentalitetas toks, suprantate. Ir bausmių vykdymo, ir bausmių vykdymo sistema nuo tų laikų, nuo to sovietmečio, jinai iš visų, kiek valstybėje kažkokiu tai sritis, kažkokios tai vis tiek ten keitėsi, kažkas tai tobulėjo, vis tiek kažką darė, žinai, per noriu, nenoriu, per prievartą, kad ten įtikt, pasirodyt, bet va šita būtent sistema, jinai liko tokia uždara. Robertai, žiūrėk, pas mus geopolitinė situacija blogėja, finansavimas eina viskas į karo gynybą, į šalies gynybą. Tai iš kur tos pinigėlius daryti? Nu tai reikia viską nuo kalinių nuplėšti, nuo močiučių kalinių tai kas jam, žinai. Tai kalinys yra ne žmogus, nuo kalinio gali vogti. Pastatai tada tokį viršininką, kuris yra popierinis, dirba tik ten statistikos. Kaip sutvarkyti kalinius, kai nėra finansavimo. Nu, tik tai daužyti juos, spardyti ir ten blogintas sąlygas ir viskas slėpti. Nu, va tokie metodai ir atsiranda. Nu. Finansavimo nėra, ta ministrė mūsų kaip žuvis, jinai tik žiopčioje, nieko nedaro. Tai va tau ir rezultatai. Nieko jinai nedaro ir nieko nedarys, aš tau sakau, per likusius 4 metus jinai tikrai nieko nedarys, dėl to, kad jinai neturi žalių supratimo, jinai ten, supranti, darosi manikiūrą, aš tau galiu pasakyti, blizgina nagučius ir paskui atvažiavusi nuotraukų pasidaro. Robertai, jinai sakau, ėjo su kai kuriais kaliniais kalbėjo, tos kalinius pradėjo štampuoti po truputį. O taip jinai postinasi, ten glebešiuojasi su pareigūnais, ten dabar kalbėjo apie medikų darbo sąlygas įkalinimo įstaigose, bet apie kalinių situaciją jinai tipo nieko nemato, viskas su mumis nebendrauja, problemų jinai kažkokių tai nemato. Taip, negaliu to pasakyti. Tai žiūrėk, dabar jeigu buvo atvažiavusi ministrė, iš tikrųjų, jeigu taip sąžininkai ir po teisybę imti pagal teisės aktus, teisingumo ministrė atvažiavo į kalinimo įstaigą, į Alytaus kalėjimą, ir jeigu nenori sužinoti realią situaciją, kaip yra pačių kalinių nuomonę išgirsti, tai patys kaliniai turi savo institutą, supranti, turi kalinių taryba yra įsteigta. Tai ką jinai turėjo daryti? Jinai turėjo sakyti, tai palaukti, kodėl čia man pareigūnas turi aiškinti, žinai, tai pareigūnų nuomonę išklausiau, viskas tvarkoja, nori išklausyti pačius kalinius, tai reikia kalinių atstovus pasikviesti, nuteistųjų kolektyvų tarybą, supranti, pasikviesti. Bet šiai dienai
šiai dienai, supranti, spaudimą tokį davė, karočią administracija, tai kalinių tarybai, pirmininkas savo norų, supranti, parašė prašymą, žinai, aš daugiau ranką numuoju, sako, eikit jūs nahui, žinai, sako, aš daugiau užpiso mane, sako, žinai, nes jie pinigų nemoka, supranti, aš irgi, pavyzdžiui, jau į nuteistų kolektyvo tarybą iš geros širdies tam, kad turėdamas ten teisinių žinių, žinai, padėti, kad paspręsti kažkokią tai problemą, kad ir kalinukams būtų lengviau, žinai, ir kad iš tikrųjų tai neprieštarautų ten administracijos tikslams, tiems teisės aktams, kad neprieštarautų. Nu ir supranti, ir aš žiūriu, kad man spaudimą už tai daro, žinai, aš su vienu, žinai, ten viršininku pakalbėjau, sakau, tai ką tu, sako, kokią sąlygą, sako, gerinti, ką tu, sako, durnas, sako, iš viso, žinai, sako. Čia nieko, sako, daryti nereikia. Čia, sako, viskas yra gerai, viskas čia, sako, yra puiku. Sako, tu netrukdyk, sako, dirbti, žinai, mums. Tu, sako, tu trukdai dirbti. Supranti, man taip tiesiai šviesiai. Tai, sakau, užimtumą, žinai, tai sėti kamerus, sakau, žmonės, sakau, iš viso neišleidžiami. Tai klaustrofobija prasideda nuo tų sienų, žinai, užkonservuoti kaip šprotai kokie, žinai. Tai ir kada pamini, pavyzdžiui, žodį resocializacija, tai į tave žiūri kaip į keistos rūšės gyvūną pamatę, žinai, karočią resocializacija čia kaip keiksmažodis yra, tiems resocializacijos specialistams, žinai, viršininkas, sakau, Makaveckas, tai nes niekas nenori dirbti. Makaveckas ten visų reikalų viršininkas, jis niekad resocializacijai nedirbo, buvo režimas, buvo papakalikas ir nu, tai ką... Nes, supranti, nes niekas nenori dirbti. Aš vat kada Seimo nariams, supranti, rašiau laiškus apie korupciją, kad yra išplitusi labai korupcija stipriai. Tai korupcija, žinai, yra sudėtingas reiškinys, tenais nėra vien tik tai, kad kyšio paėmimas, kad ten, žinai, įdėtų kažkiek tai eurų į kišenę, žinai. Korupcija yra, supranti, korupcijos viena tokia forma yra, kada gauna valdininkas atlyginimą už realiai nepadarytus darbus. Tai sakoma, kad apvogė valstybę, supranti. Tai vat įkalinimo įstaigose šita korupcijos forma, jinai yra visose įkalinimų, ne tik tai čia Lytui, žinau, jinai yra masiškai išplitusi, masiškai. Jie tiesiog visi ateina į darbą ir niekas nenori nieko daryti tai, kas yra parašyta. Prikrauta yra, supranti, kaliniams yra ten visko numatyta, ten tam bausmių vykdymo kodekse, ten visų taisyklėse. Piniga nėra. Ir tai pinigo nėra, nu kokio pinigo reikia, supranti, išvesti kalinius, supranti, į krepšinio aikštelę, žinai, ar ten į teniso patalpą, kad jie žaistų tenisą, arba kad jie žaistų domino, arba ten, supranti, šachmatas, kad jie ten žaistų išleisti. Čia jokio pinigo nereikia, bet reikės kažkam tai vedžioti, reikės kažkam tai prižiūrėti, reikės kažkam tai žurnalus pildyti. A jiems nahu šito nereikia, supranti. Jie tiesiog nori sėdėti, kavą gerti, bobų daug dirbo, nagus tada, supranti, jie ten, žinai, bobo savo manikiūrus ten darosi, supranti, juokiasi ten kavytės geria, žinai, šokoladukus valgo, žinai, o kaliniai iš viso, jie ne dėl kalinių dirba, supranti, jie ateina į darbą, pas juos visiškai kiti yra. Kaip man vienas Lukiškis senas vientas sakė, sako, ateini į darbą ir visą dieną galvoji, kaip čia užsidirbti. Visą dieną galvoju, sako, kaip čia. Jo, sako, ateini į darbą ir visą dieną galvoju, kaip čia užsidirbti. Nu, tai viskas tom pasakyta, žinai. Nes su nuteistaisiais čia dirbti niekas nenori. Čia atsidaryk, pavyzdžiui, supranti, Lietuvos kalėjimų tarnybos svetainę oficialią, ne? LKT. Tu pasižiūrėk, ar ten kas nors yra parašyta, kas, pavyzdžiui, šiandien, vakar, ar prieš savaitę, ar prieš mėnesį buvo vykdyta kokios užimtumo programos, kiek nuteistųjų tenais dalyvavo, juose, supranti. Nieko nėra, tu nieko nerasi. Tu ten rasi, supranti, kaip jie ten vėl sutartį sudarinėja kažkokią su kažkokiam organizacijom, susitikinėja, nuotraukos vėl glebišiuojasi, supranti. Naujosios administracijos prerogatyvos, prioritetai, supranti. Jo. Ir girdi, tai aš dar seniai čia, kaip senais laikais jau tokį, susigalvojau, tokia man mintis buvo atėjusi galva. Kalinių galėtų iš viso kalėjime nebūti, suprantate. O šiandieną galėtų atidaryti visų kalėjimų, vaizdžiai tai pasakysiu, visų kalėjimų duris, visus kalinius išleisti ir kalėjimai jie puikiausiai funkcionuotų. Jie toliau dirbtų, iš kabinetų į kabinetus popierius nešiotų, supranti, sutartį sudarinėtų, į mokymus važiuotų, žinai. Nes, kaliniai kaip kažkokia tai trečia nereikalinga šalis, žinai. Tai kam tai tada pinigai yra išskirti, jeigu, realiai, jokių pokyčių nėra. Reikalingi visokie generolai, pulkininkai, supranti, juos išlaikyti, duoti rezultatus. Teismai viskas dirba, ten sodinam, gaudom, ten gaujos, ten viską močiutė žudo, ten dar sanas, ten viską. Supranti, reikia kontroliuoti, daužyti, spardyti.
Viską. Į kameras, Jo. presuot, teisti, Jo. žinai. Jo. Tai jie vat labai dideli yra šalininkai tų kamerų, jie Estijos modelį labai mėgsta, žinai, kada žais pradėti pakalbėti, oi, ten reikia... Estijos modelį niekas nekalba apie pačių estų mentų, žinai, pasiektus rezultatus. Tai vat, kalinių kaip ir Lietuvoje, tokių, vat, kurie išdrįstų kalbėti, ką ten patiria estų tie nuteistieji, nėra. Estai Aš paima susirašinėjau. subkultūrą, tą, kurią sovietiniais laikais kaip susidoroti su disidentais, su visais kitais. Ir jie estai atvira forma žemina kalinius, sako, imkite švabras į rankas, šluokite ten užpakalius, laižykite, tada mes jums kažką tai duosim. Vat per tokį pažeminimą, smurtą ten Estijoje viskas. Ir va dabar jie pasako, kad čia estiškas modelis labai, labai. Man kai teko bendrauti su kaliniais, nėra nei vienos asociacijos, turiu akcentuoju, kurioje dirbtų nuteistėjai, kaip mes savo asociaciją turime, ir ten kalba apie visokias, tokių nėra. Visi gauna kažkokius tai ten kontraktus, užsakymus, kažkokius tai bendradarbiavimo sutartys su kalėjimų tarnyba ir jie nekritikuoja, nepasakoja, kas ten. Bet pačiam teko būti kalėjimuose, šalimais, ten visai kitą amplumą įeiti, tai jų kultūra mažai ko skiriasi, ten patalpos, visi kalėjimai nuo tarybinių laikų, jie dabar jo pasistatė naujų, bet ten bardakas ne ką mažesnis negu Lietuvoje, finansavimas kur kas geresnis, pačios laikymo sąlygos geresnės, įranga geresnė. Geresnės, būtinės daug geresnės. Jo požiūris kai kuriais klausimais yra toks liberalesnis, kitas mentalitetas. Taip, aš tau galiu pasakyti, aš susirašinėjau su nuteistu iki gyvos galvos, su Estu nemažai metų susirašinėjau, jis į Davirumą kalėjime sėdė Estijoje, jis nuteistas iki gyvos galvos, ten iš viso, Estijoje nėra daug, ten apie 50 žmonių, tik tai gal dar netgi šiek tiek mažiau iki gyvos galvos yra, žinai. Tai jisai gana smulkiai man, žinai, aprašinėjo, tai vat, panašiai, ką tu ir sakai. Ten iš tikrųjų toks yra mentalitetas, toksai uždaro, pavyzdžiui, irgi ten plauti tuos tualetus reikalauja, žinai, tuos koridorius plauti, kovoja su subkultūra tokiu būdu, žinai. Uždaro ten į karcerį, 30 parų skiria, ateina į triumą, ir ten ne taip kaip pas mus išleidžia, žinai, tenas net neišleidžia iš triumo, supranti, ten ateina, atidaro duris pas tave, supranti, ir paklausia, žinai, eisi plauti koridorių, neisi ten, žinai. Jeigu neisi viskas, daro duris, atneša kitą nutarimą pratesimą, žinai, 30 parų toliau, žinai. Vėl baigėsi... Smurtas toks psichologinis pažeminimas yra įteisintas lygmenyje, apie tai niekas nekalba garsiai. Eina į pabaigą 30 parų, vėl ateina paklausė, eisi, neisi, jeigu galvo papurto, neisi, vėl atneša plapą. Net tarybiniais laikais, kai tai darydavo ten sovietinėse lageriuose, to neafišuodavo. Kai tai išlysdavo, ne dabar Rusijoje, kai tai išlenda, sodina mentus už tokius dalykus. O Estijoje taip grynas pinigas. Ir pas mūsų iškrypėliai imasi tą modelį, kad reikia lygiai taip pat elgtis, žeminti, visus daužyti. Koks to rezultatas? Mes matysime, kad ten kažkas pasikeistų, tai aš abejoju. Jie supranti, jie sako apie recidyvą, kad maždaug tenai mažas recidyvas, mažas skaičius grįžtančių ir atgal į kalinimo įstaigą, žinai. Tai aš, žinai, irgi juokavau, sakau, tai mažas recidyvas, tai gal, sakau, geriau išmoka nusikaltimus daryti, tiesiog nepapuola, žinai. Tai nereiškia, kad jie jų nedaro, žinai. Tiesiog gal žinai, geresnė mokykla, geresnį universitetą praeina, žinai. Tai ir Lenkijoje yra panašių kalėjimų, irgi buvo žmogus atvežtas, žinai, į uždarą režimą, dar Lukiškėse iš Lenkijos kalėjimų, tai irgi sąlygos yra baisios, žinai, kombinzonai, kaip Amerikoje, žinai, kombinzonai, jokių nuosavų drabužių, žinai, pavyzdžiui, pas nuteistuosius ten iki gyvos galvos antrankiai visą laiką, kratos išeini iš kameros iki pirmo posto krata ir pilnai iki... Kad tas visos pasiekmes, ką mes kalbam, recidyvas, tai yra tam tikrų įstaigų, kaip universitetai, susisteminimo dalykas, žinai. Ir tenai visi didieji atsakymai slypi, kaip sistemai patogu, taip jie atlieka tos tyrimus, sisteminimus ir tau pateikia, kad ta sistema, aš pasikartosiu, kad ten Estijoje kažkas būtų pasikeitę kriminalinių požiūrių ar dar kažkas, tai ten nelabai aš. Tai buitinių sąlygos. Kaip ir pas mus Mykolo Riomerio tas universitetas susistemina visus duomenis, pateikia, ir čia viskas labai gražu ir saulėta, ir visi pokyčiai, ten jų tie kriminologai ten savas lempas susiskaičiuoja ir jam ten viskas šviečia, viskas labai super. Taip ir Estijos tas pavyzdys. Jo, maistas geresnis, žinai, ten... Tai patalpos kalėjimai nauji pastatyti. Bet žinai, bet tas turi... Bet tas turi ir trūkumo, žinai, pavyzdžiui, negali, jeigu tu turėti nuo savo televizoriaus, yra valdiškas televizorius. Tas televizorius, supranti, įmontuotas yra prie lubų,
ir dar už stiklo, kad jo ten piktybiškas kalinys negalėtų sudaužyti, žinai, jo. Antivandalinis. Jo, antivandalinis dar už stiklo ir kanalas, tu negali nei kanalų perjungti nieko, ten kanalą, ten tau jungtas ar ten vienas ar kitas perjungtas ir viskas. Ten, nu, tai Kalėjimų departamento, ten kokia laida, žinai. Lygtinio paleidimo komisijos, ten transliacija, ten eikite šluoti kolidorių, mes jūs paleisim lygtinai, ten, nu kažkas tokio. Jo, čia panašiai kaip ir supranti, kaip ir su ta taryba, kada eini, pavyzdžiui, yra teisėjų kolektyvo tarybos turi vieną kartą per mėnesį susitikimus su visais kitais nuotoliniu būdu, su visais kitais lageriais ir kartu prie to susitikimų būna prisijungę būtinai Lietuvos kalėjimų tarnyba atstovai, Teisingumo ministerijos atstovai, tai ten Teisingumo ministerijos, tai ten 2 pagrindiniai atstovai, ten Laukis ir Rakštelis, ten irgi grinai sovietinių pažiūrų, per juos, beje, per šitie 2 asmenys, aš tau galiu pasakyti, jie yra atsakingi absoliučiai už viską bausmių vykdymo sistemoje, kas vyksta. Netgi ne ten ne kairys, netgi ne LKT, jie yra tik tai vykdytojai. Šiaip tai politinį toną užduoda ministerija, o ministerijų ministrai tai nieko, pavyzdžiui, kaip dabartiniai nežino, o tie 2 žmonės, jie nesikeičia, ten Laukis ir Rakštelis. Aš su jais abiem esu kalbėjęs, jie nesikeičia, supranti, nuo sovietinių laikų. Nuo sovietinių, ten 15 ar 20 metų jie dirba, supranti. Jie yra specialistai, bausmių vykdymo sistemos specialistai. Jo, ir jie, supranti, per juos eina taisyklės, Teisingumo ministro tvirtina, kad Teisingumo ministras taisyklės, tai yra jų darbas, tenai parašytas, ten viskas sukoreguota, kodekso visi pakeitimai eina per juos, kaip per filtrą, supranti, be jų žinios nebus nei vienas ten sakinys, nei pakeistas, nei pataisytas. Tai aš tau galiu pasakyti, kad ten nieko gero, žinai, ten nieko gero. Ir tu bendrauji su jais, ten pavyzdžiui apie sisteminės kažkokias tai problemas, ten apie ligoninę, žinai, kad ten žmonės su tom pižamom žeminančiom ten turi eiti, žinai, kaip klaunai, ten pižamus, ten, kad ten rūkyti jiems neleidžia, žinai, kad ten va tokios visokios problemos, tai jie nieko net girdėti nenori, žinai. Ir šitos, aš prašiau, kaip ir praeitą kartą sakiau, kad įtrauktų kalinių sąjungą, žinai, kad susitikimuose leistų dalyvauti, sako ne. Sakau, tada įtraukti, sakau, Seimo kontrolierių, sakau, pavyzdžiui, įstaigą pasiūlykit, kad prisijungtų kažkokią tai, žinai, patarėją, kažkoks tai kalinių sąjunga buvom, bausmių vykdymo priežiūros taryba buvo. Tai buvo tavo minimi asmenys vienas, Seimo kontrolieriai ir mes buvom įtraukti, žinai. Tai iš to, kas mūsų įtraukė, tai tik tai politikų dėka pasirinkti ten visokie patarėjai, tie, kas atėjo nauji, tie mūsų ir įtraukė, sukūrėt. Ir ką aš noriu pasakyti, tai nuo politikų daug kas priklauso. O kai atėjo dabartinė ministrė, kai jinai nesidomi, palieka tą vagą kurėją ir ten nereikia. Tai nebėra tos nei bausmių vykdymo sistemos priežiūros tarybos, nei visokių kontrolinių mechanizmų, nieko. Jinai pasirenka tą seną tarybinį modelį ir... Tai aš siūlau, supranti, tokį optimistinį požiūrį, žinai. Mūsų, pavyzdžiui, Teisingumo ministrė kaip politikas nėra vienintelis politikas, reikia nepamiršti to. Ir jeigu šitas politikas, jisai nenori, žinai, tiesiog šito politikai nenori, žinai, savo tiesiogiai kuruojamos ryties į ją kištis, nenori į ją žiūrėti, tai tiesiog tada nuteistieji ir kalėjimų sistema irgi turėtų ją ignoruoti. Nenoriu sumeluoti, bet jos kažkoks patarėjas ar kažkas yra atėjęs iš teismo ir jam priskirta bausmių vykdymu ten tos priežiūros tą politiką ir jisai ten savo viziją turi ir jam viskas gerai, viskas super, jo niekur niekas nemato, niekas negirdys, ten kažkur susitikinė su kažko. Ir va tai atsispindi tas visas mechanizmas, tas žmogelis vairuoja šitą kryptį. O jie kaip funkcionieriai tik tai atlieka tą, ką išmoko atlikinėti 20 metų, tai slėpti ir viską, žinai. Jo, tai sakau, tai va tokia situacija yra labai labai bloga dėl to, kad bausmių vykdymo sistema jinai yra valstybės reikalas. Jinai yra valstybės reikalas yra tiek tie žmonės, kurie sėdi kalėjimuose, nes jie yra pilnai biudžeto išlaikomi, jie yra teisės pažeidėjai, valstybė tiesiog suinteresuota, kokį jie sugrįž, išeis
į gatves, sugrįš į namus, kokie jie sugrįš šitie žmonės. Ir lygiai taip pat valstybės reikalas yra darbuotojai, jie irgi yra iš valstybės biudžeto išlaikomi, supranti, ką jie čia daro, kaip jie čia dirba su tais nuteistaisiais. Tai yra visos valstybės reikalas, tai yra visų politikų reikalas, supranti. Tai nėra vien teisingumo ministrės kaip politikės reikalas, supranti. Tai ir premjerės reikalas, josios kuruojamos sritis, tai valstybė, mūsų valstybė, tai ne Jungtinės valstijos, tai ne 350 milijonų, tai ne federacija kažkokia, tai supranti, čia nieko nėra. Čia pas mus 2,5 milijonų, iš tų 2,5 milijonas pensininkų. Tai čia supranti, čia kas antroji šeimoje yra teistų žmonių Lietuvoje, supranti, kas antroji, kas trečioji šeimoje yra teistas, supranti. Tai jeigu šitų dalykų nesidomėti, tai paskui ko jūs ten nori, žinai, tai priklauso visas mentalitetas tada valstybės nuo šito, supranti. Kartu ir ekonomika. Uždara tokia tikinti ir supranti, dalis žmonių net nenori apie tai kalbėti. Jeigu tu sakai, kad kaliniam blogai... Nenori, žiniasklaida nenori, todėl, kad žiniasklaidos nepriklausomos nėra, supranti. Kad žmonės yra kritiškai žiūri į kalinius. Kam geriau padėti, aišku, ten visiems kitiem, bet ne kaliniam. Palauk, žmonės, kai kritiškai žiūri, supranti, žmonės patys tos įkalinimo įstaigose, jie čia neteina, jie nemato. Jie žmonės mato tą informaciją, kurią pateikia jiems, supranti, kaip suvalgyti, kaip patiekalą. Visiems reikia užsidirbti. Jeigu tu pasakosi... kažką tai to, kas nedomina, žinai, neaktualu, tu nebūsi populiarus. Taip, reikia tada blogą reklamą, reikia blogą antraštę uždėti, žinai, kad ten tas ir tas, žiūrėkit, jūsų mokesčių pinigus pravalgė kaliniai, ten nieko jie ten nesitaiso, ten supranti. Tarp kitko auditas vėl parėjo, dabartinė kalėjimų sistema vėl kritikuoja, kad pinigai kažkur tai dingo ten. Tai visi, girdi, Tautvydai, aš ką tu nori, tu man gerą mintį, supranti, užvedai. Visi kritikuoja kalėjimų sistemą, valstybė Lietuvos. Visi kritikuoja, visi, ne tik auditas, kritikuoja. Dabar atvažiavo į Alytaus kalėjimą nesenai valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, kažkas tai parašė skundą. Patikrinti kotletus, rado pažeidimus. Aš esu Šiauliuose, kai buvau Šiaulių kalėjime, panašiai irgi buvo situacija, buvau apsinuodijęs maistu, parašiau skundą, supranti, kad atvažiavo, patikrino laikymo sąlygas, ten, supranti, gaminimo sąlygas, ten, nustatė pažeidimus. Atvažiuoja Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, nustato ten drėgmė, tarakonai, pelėsiai, tarakonai eina Alytaus kalėjime, tai eina sienomis pilnos, supranti, tarakonai puola čia, karočią, blakės puola, supranti, nustato pažeidimus. Į teismus kreipiasi administracinius teismai pripažįsta pažeidimus, tarptautinės institucijos pripažįsta pažeidimus. Tai kas liečia, supranti, visuomenė yra nusivylusi, supranti, viešai pas politiką paklaus, pasakys, ai ten kalėjimuose ten nieko gero, ten niekas nėra pasikeitę. Ir kas iš to? Ir nuo to niekas nesikeičia, supranti. Man nusvyra rankos kreiptis, aš moku išlošti, supranti, galiu pasikreipti į teismus, galiu tas institucijas nustatyti tuos pažeidimus. Bet kas iš to? Tu pažeidimą nustatai, nustato tą pažeidimą, jį pripažįsta kažkokia institucija ir niekas nuo to nesikeičia, viskas susigeria kažkur tai, supranti, kaip į kempinę vanduo, arba kaip į smėlį vanduo, supranti, paplūdimio, žinai. Jis susigeria ir vėl sausai, ir jokių pokyčių iš to nėra. Tai tada kokia prasmė, tada nėra prasmės tada kreiptis kažkur tai, supranti, kažką tai ten... Aš nesuprantu, kodėl nėra pokyčių dėl to. Pažeidimus tai visi pripažįsta, supranti. Pažeidimus tai čia visi yra nusivylę, visi žino, kad čia yra bardakas. Nėra piniga. Visi žino, kad čia yra bardakas. Patalpų statyti nėra piniga, kalėjimų statyti nėra piniga, maitinimo nėra piniga, resocializacija nėra piniga, algom reikia išlaikyti sadistus, kas to eis dirbti kalėjimus. Ateina jauni žmonės, apsilanko, pabendrauja su kaliniais ir po pusmečio eina jie iš čia bėgom, supranti. Ir lieka tik tai tie specialistai, kurie dirba čia 20 metų, kurie žino, kaip suvaldyti situaciją. Supranti? Makaveckas, ten ateina generolai iš kitų tarnybų, iš policijos, ten mes viską įvesim, sutvarkysim, viską savais metodais. Žiauriai, Makaveckas labai priešiškai yra nusiteikęs prieš nuteistų kolektyvų tarybą. Tu įsivaizduok, jisai mane iškviečiant tos komisijos, ten direktorius kalėjimo, ten jisai, ten pavaduotojas, visi skyrių viršininkai. Ir sakau, tai kodėl manęs neleidžiat? Tai sako, jūs bendraukit raštu. Tu įsivaizduoji, jo, tarybos nariai tarpusavį ne tik su kitais, ne tik tai girdi su kitais nuteistaisiais neleidžia susitikti. Sako, jūs bendraukit raštu tarpusavyje, supranti?
ką jums sako ten kalbėtis tarpusavį, žinai? Nu, tai tu primės. Tai neleidžia narių į susirinkimus, ne mane vieną neleidžia, kitų neleidžia, pirmininkas pats išeina, žinai, jinai nefunkcionuoja, visiškai nefunkcionuoja šiuo metu taryba Lietuvos kalėjime. Kaip visose kalėjimuose jinai yra. Tokia ir yra paskirtis, tokia yra mintis. Arba yra tokia taryba, kuri palanki administracija, arba jos nėra. Kodėl jos nėra? Todėl, kad kaliniai durni, joms visos sąlygos sudarytos, bet jie patys nedalyvauja. Supranti, va taip ir viskas vyksta. Viskas pastatyta ant melo, kaip ir visada buvo, nu tai, žinai. Žiūrėk, karočią, aš tau paimsiu, girdį, parodysiu, yra toksai, karočią, dokumentas. Aha. O, kolektyvų tarybos nuostatai. Jo, žiūrėk, nuostatai, jis yra, įteisintas, jis sukūrė ir patvirtina pats kalėjimų tarnybos direktorius 2023 metais. Tai ir tarptų nuostatų... Mes dar jame, kaip rengėme šitas tarybas, šituose visuose dokumentuose mes dar dalyvavome. Jo. Jisai skaitosi yra tipo suderintas. Teikėme, kažkur priekaištavome, bet ne viskas buvo patyrę. Bet mes dar atsimenu šitos dokumentus dalyvavome rengiant. Tai žiūrėk, tai supranti, šitas dokumentas yra suderintas su bausmių vykdymo kodeksu, suderintas su vidaus tvarkos taisyklėmis ir su visais kitais. Ir pavyzdžiui, jo pačioje pradžioje rašo, kad yra nuteistų kolektyvų tarybų veiklos kryptys ir formos. Kokia kryptis ir kokia forma, kaip turėtų dirbti, ką turėtų daryti. Ir pagrindinės kolektyvų tarybos veiklos kryptys yra šios. Ką aš turiu daryti, aš esu narys šitos tarybos. Nuteistųjų resocializacija, integracija į visuomenę, užimtumo organizavimas, sveikatos priežiūros ir priklausomybės ligų gydymo paslaugų teikimas, kalinimo sąlygų gerinimas, buities poreikių užtikrinimas, organizacijos kultūros puoselėjimas bei teisinio reglamentavimo tobulinimas, nuteistųjų visuomeniškumo ir iniciatyvumo skatinimas, nuteistųjų teisinės sąmonės vystymo skatinimas, nuteistųjų kriminalinės subkultūros mažinimas, nuteistųjų užimtumo prasmingo ir visuomenės interesus atitinkančia veikla skatinimas, konstruktyvaus nuteistųjų ir laisvės atimimo vietų įstaigos administracijos bendradarbiavimo skatinimas ir taip toliau. Tai įsivaizduoju, kiek man aš pareigų turiu. Paklaus, ką man iš viso to, ką perskaičiau, leidžia daryti. Taip. Nulį. Robertai, Manęs net į susirinkimus neleidžia. Robertai, žiūrėk. Nulį. Pabandysiu paakcentuoti. Visi šitie dokumentai, teisės aktai atsirado tada, kai mes pradėjome judėti ir buvo valdžioje liberalai. Jie leido bendrauti. Kaip bebūtų keista, juos visi peikia, bet jie tada leido bendrauti. Supranti? O dabar pasikeitė politikai ir kokia yra politikų galia šitoj sistemoje. Ir politikai leidžia įsigalėti visom šitom tvarkoms, nekontroliuoja pareigūnų. Tada Morgana važinėdavo į lagerius, bent jau kalbėdavo, sustabdydavo riaušės, ten kažkokius tai daužimus. O dabar tokių nėra. Ministrė mirusi, generolas daro, ką nori ir viskas įsigalioja. Nei vienas teisės aktas neveikia. Jie viską pateikia iš savo galios situacijos. Iš galios pozicijos. Žiūrėk, rodo bausmių vykdymo kodeksas. Taip. 48 straipsnis. 48 straipsnį nuteistųjų kolektyvų tarybų nariai turi teisę. Tai jau čia įstatymė parašyti, ne nuostatose, bet jau įstatymė. Turi teisę priimti prašymus, skundus ir pasiūlymus iš kitų nuteistųjų. Aiškiai pasakyta, priimti prašymus, skundus ir pasiūlymus iš kitų nuteistųjų. Pradėjau dalyvauti, administracijai sakau, pilna kamerų, žinai, aplinkui. Tai pas mane kreipėsi, sako, Robkė, prieikčiau, noriu pakalbėti, vienas, žinai, karinukas, kitas, sako, noriu pakalbėti, ten nežinau, kaip ten skunda, kaip ten, sako, dėl to, dėl sąlygų, ten kažkaip tai, žinai, dėl užimtumo, ten, žinai, aš ten sukūriau šachmatų būrelį, žinai, ten įsteigiau, paskui atėmė, ten, sako, čia, sako, blogai, žinai, kurį laiką jis funkcionavo, subkultūrą, sako, propaguoja, žinai. Ir supranti, ir tai sakau, leiskit prašymus, pasiūlymus paimti. Man direktorius kalėjimo viršininkas, ne, ragai, sako, negausi, neleidžiam rašyti, tegul jie rašo prašymus, sako, pakabinsim koridorių dėžutės, tegul metai dėžutės tos prašymus. Tų dėžučių irgi nepakabino, bet į tas dėžutės niekas nemes. Iš tų dėžučių surinktų resocializacijos specialistas, pracenzuruotų, ką galima, ką negalima iš šiukšlinę išmesti ir tada man kažkam tai ten nuneštų. Žiūrėk, Robertai, vaikščiojo tada Vytautas Bakas, atsimeni? Toks Seimo narys. Jisai vaikščiojo į Alytų ir sako, aš būsiu kas antrą savaitę, kol čia nepasikeis padėtis. Ir jisai dėjo pastangas, vaikščiojo, judino, atsirado tos dėžutės, atsirado judesiai. Ir dabar kabo ta dėžutė. Atsirado judesiai, ten kažkas tai kažką tai daro. Tai visgi, visa pradžia prasideda nuo politikų tono. Jeigu jie
atkreipia taip, dėmesį, pradeda jo, kontroliuoti pareigūnus, tada tie priversti dirbti. Bet kai tokios jo. kontrolės nėra, komunikavimo nėra, niekas nebedirba. Žiūrėk, aš tau pratęsiu, žiūrėk, priimti prašymus, skundus ir pasiūlymus iš kitų nuteistųjų, kaip sakiau, ragai. Toliau einam ten. Antras punktas. Kokią teisę turi kolektyvų tarybos nariai? Gauti ir rinkti informaciją apie nuteistųjų užimtumo, kalinimo ir buities sąlygas, bendrąjį ūkdymą ir profesinį mokymą, maitinimą, sveikatos priežiūros paslaugas. Gauti ir rinkti informaciją. Aš parašau prašymą, paprastą prašymą, prašau, pateikti ten su parduotuvės veikla arba su maitinimu, žinai. Ten, arba šiuo metu ten pateikiau prašymą, ko prašau pateikti man atsakymą, kiek buvo Alytaus kalėjime gauta skundų, kiek nuteistėjai ten skundėsi į Seimo kontrolierių įstaigą. Statistinė informacija, nuasmeninta informacija, žinai. Paprasta visiškai. Ragai. Štai sako, šitą informaciją nesusijusi su jūsų bausmės atlikimo sąlygomis, ragai, jūs nieko negausit. Aš jiems nurodau, tai sakau, tai kodėl čia taip parašyta, žinai. Tai, karočią, pakviesti kitus nuteistuosius turi teisę į nuteistųjų kolektyvų tarybos posėdžius. Tai parašyta įstatymė. Ateinu pasiryžimą, sakau, klausyk, sakau, žmogų sumušė. Atvažiavę ten prevencinį grupę, ten kažkas tai suspardė, blemba sumušė, jisai nori, sakau, per nuteistųjų kolektyvų tarybą prajudinti klausimus, sakau, supranti, nori pasikalbėti, nori išsakyti savo nusiskundimus, ką galėtų jam taryba patarti. Sakau, leisk, bet jisai kameroj sėdė, supranti, mes čia izoliuojame. Taip lygiai suspardė, jam negalima išeiti. Režimas sako, tu ką, sako, durnas, visai, sako, neleisim, net negalvok, tai kodėl tai jisai, sako, karcerį sėdė, trimis, sako, uždaryta, žinai, jam niekur negalima eiti, žinai. Nafik, sakau, tada yra girdi parašyta, žinai, tokie dalykai. Draudžiama persekioti nuteistųjų kolektyvų tarybų narius dėl jų veiklos nuteistųjų kolektyvų tarybose. Mane Makaveckas tiesiogiai persekioja, supranti, vien už mano veiklą, vien už tai, kad aš dalyvauju, supranti. Čia parašyta draudžiama persekioti. Įstatymė taip yra parašyta, žinai. Kairys galiausiai priėmė oficialų, supranti, įsakymą pats Mindaugas Kairys, kad man nevaikščioti 3 mėnesiams į tarybas. Jo, į tarybas. Draudžiama persekioti, tai tau čia argumentas teismuose. Jo, draudžiama persekioti, o jisai priėmė, kad aš būtų ir parašyta taip ir tam supranti, kad neleisti būtent į tarybą vaikščioti. Į tarybas. Taip, tai ką rodo, koks jo yra požiūris į visą tą sistemą ir teisės aktų taikymą. Tai aš kartu tuo pačiu esu ir narys ir man kartu tuo pačiu neleidžiam, aš kamerui sėdžiu. Sako, bendraukit raštu. Įsivaizduoju, kokią man fufelą pasiūlo, sako, bendraukit raštu, žinai. Kaip sakau raštu, bet kaip jūs paaiškiai, kaip man tai gyventi, kaip realizuoti, kaip man tą padaryti. Tantriškų susisiekimų per kosmosą. Aš turiu, įsivaizduoju, jeigu tu dabar pirmininkas, aš esu paprastas narys, man reikia taip bendrauti, aš turiu iš kameros rašyti kažkokį tai prašymą, paskui kažką paklausti, ten paduoti resocializacijos specialistui kontaktiniam, jisai ten tau perduos, tu ten perskaitysi, savaitės man kažką atsakysi. O aš taryboje tu pirmininkas, tai kas čia per fufelas? Kas čia per nesąmonė, suprantate, aš nepagaunu, žinai. Iš viso. Tai pasakykit, tai dabar subirėjus Alytaus kalėjime iš viso neveikia taryba, vieninteliam kalėjime iš visų kalėjimų. Tiesiog tokius sudaro tokias kliūtis, kad iš vis nebeveiktų, nebegalėtų tiesiog veikti, suprantate. Tai ką tu nori, žinai. Tai va ministrė atvažiavo, tai jinai turėtų, supranti, kad kalinių nuomonę išgirsti, jinai turėtų ir kalinių atstovybę pasikviesti. Užduoti klausimą, ar yra ta taryba, ką jinai kalba, kas jie tokie, kokios bėdos, kokios vizijos, gal norėtų rankų nešioti, o gal dar kažką. Gal pabučiuot, gal dar kažką. Bet ne, jai pasakė viskas gerai, ten su kažkokiu triratuku, ten viskas, pavažinėjo, ten pasikalbėjo. Bet sakau, teisingumo dėlei ir pasakysiu, kad ją matė ir kai kurie žmonės, jei kažką uždavinėjo kažkokius klausimus, buvo kažkokia diskusija, bet man atrodo ne tarybos nariai ir kaip minėjau, Rolandą Dainių dabar su daiktais problemų atema tos daiktus, ten, sakau, bandysim kažkaip tai rašyti, komunikuoti. Šitą, supranti, Seimo kontrolierių, ne problema, žinai, iš tikrųjų labai pagarba yra Seimo kontrolierių įstaigai, taiko aukštus standartus, tarptautinius standartus. Tų rekomendacijų nevykdo. Nu kas iš to priima, supranti, tas rekomendacijas, tų rekomendacijų nevykdo. Nes jie kaip, netgi pati kaip kalėjimų tarnyba man atvirai rašus, visai nežinai, pavyzdžiui, gavau atsakymą būtent dėl tų rekomendacijų Seimo kontrolierių įstaigos. Sako, mes nevykdom dėl to, kad tai yra rekomendacija. Tai dabar tu palauk, žinai.
Daug kas nežino, supranti, bukagalvių, daugybė bukagalvių nežino, kad žodį, pats pavadinimas rekomendacija, jinai iš tikrųjų nieko nekeičia, supranti, kaip ir, pavyzdžiui, ten jeigu paskaitai tokių kaip didelių, kaip Danutė Jočienė, ten, pavyzdžiui, tokių teisininkų rimtų, ten kaip kūri, žinai, ten paskaitai veikalus kažkokius, tai tu pamatai, kad teisės kažkokio tai aktų individualaus arba ten norminio žodis, pats pavadinimas, rekomendacija, susitarimas, paktas, jisai nekeičia jo vykdymo, supranti. Jeigu tu jo nevykdai, turi būti motyvacija, kodėl tu jo negali vykdyti, žinai, ten nesugebi įgyvendinti tų rekomendacijų. O kalėjimų tarnyba supranta taip, kad jeigu tai yra rekomendacija, tai priklauso nuo mano noro. Aš tiesiog, jeigu noriu, tai vykdau, jeigu nenoriu, nevykdau. Jeigu geros nuotaikos atsikėliau šiandien iš lovos, tai aš vykdyti galiu tą rekomendaciją arba dalį jos. Jeigu ne, tai tada ne. Suprantate. Ir jie lygiai taip pat supranta diskreciją, debilai, suprantate. Nu tikrai, jie tai lygiai taip pat supranta diskreciją. Sakau, kad tai apie diskreciją yra ištisi moksliniai veikalai parašyti, suprantate. Tai yra labai rimtas dalykas, žinai. O jie diskreciją supranta taip, kad tai yra tiesiog noras. Tai tiesiog, jeigu, pavyzdžiui, įstaigos direktoriui, aš sakau, kodėl manęs neleidžia į kiemą didelį pasporto dabar, žinai. Į didelį kiemą, yra didelis kiemas. Yra mažiukai tie kiemukai, tai, žinai, sovietiniai. Ir yra didelis kiemas su aikštelė, žinai, grįžčiai. Kodėl manęs neleidžia? Žinai. Kiemas yra, sako, didelis, viskas tvarko, bet mes ką norim, to leidžiam, ko norim, to neleidžiam. Todėl, kad tai yra ten viršininko diskrecijos teisė, žinai. Ir aš skaitau, ir aš paskui pas kitus klausiu, kaip jūs suprantate, sakau, diskreciją, žinai. Nu tai diskrecija, tai taip ir sako, ir reikia suprasti, sako, tai jeigu noras yra, tai leidžiu, jeigu noro nėra, neleidžiu, sako. Jie nesupranta, pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo yra išaiškinimai pateikti, kad diskrecija taip pat turi būti motyvuota. Kodėl tu priimi vienokį arba kitokį sprendimą. Kiekvienas manimas turi būti pagrįstas. Taip, arba tu jo nepriimi. O jie supranta taip, kad jeigu tai yra diskrecija, tai aš tau nieko aiškinti neprivalau. Aš tiesiog užėjau, žinai, aš to noriu, neleidžiu, leidžiu. Ant pečių uždėti ir aš taip noriu. Ir aš taip noriu, ant pečiai viską suteikia. Todėl į valstybės tarnybą eina dirbti, supranti, gali dirbti bet koks debilas, nes atsakomybės jokios nėra. Mes grįžtam vėl nuo to, ko pradėjom pokalbį. Kas galėtų dirbdamas spardyti ir išimti kaliniui akį? Išlūpti. Tai koks turi būti žmogus, kas turi būti. Kodėl tie jauni žmonės padirbę porą mėnesių kalėjime, geriau sako, ne mes eisim tenai, kur nors sėda, važiuoja, ieško laimės kitur. Jo, tai trūkumas, darbuotojų trūkumas yra milžiniškas. Iš vienos pusės, aišku, tai yra labai negerai, kad jų trūkumas, o iš kitos pusės gerai, kad sąmoningi žmonės atėję į tokią sistemą, jie tik tai jos paragauja, pamato ir bėga. Bėga. Suprantat, vadinasi, ta jaunoji karta nėra tokie sadistai. Jo, bėga, žiauriai bėga. Tai ateina, viskas priklauso, žinok, nuo viršininkų. Viskas priklauso, viršininkai yra įstaigos veidas visados. Koks yra kalinimo įstaigos viršininkas, tokia bus kalinimo įstaiga. Bet kokia organizacija, nebūtinai kalinimo įstaiga, koks yra jos vadovas, tokia bus organizacija. Čia yra veidas visada, žinai. Tai suprantate, tie patys... Tai Alytuje taip išeina klasta, yra vadovas, klasta. Klasta, čia pavydas ir kerštas ten ir smurtas, kas yra latentinis smurtas, yra vadovas Alytuje ir kalėjimų tarnyboje. Čia veikia, čia klasta labai stipriai, žinai, veikia. Ir paprastai, suprantis, aš negalėčiau blogo žodžio pasakyti apie tos paprastus darbuotojus, nes jie yra, iš tikrųjų, jie darbų krūvis yra milžiniškas, ant tų prižiūrėtojų, pavyzdžiui, žinai. Jie iš tikrųjų susilaukia labai daug neigiamų emocijų, labai daug neigiamos įtakos iš pačių kalinių, nes uždaryti kameros, žinai, nepatenkinti visi. Ir juos tarkuoja pati valdžia. Jie tarp dviejų ugnių yra, iš vienos pusės ugnis iš nuteistųjų, iš kitos pusės ugnis iš jų valdžios. Jų nepavydėtina, jie yra iš tikrųjų patytis. Bet ko tada jie eina? Ko jie tada eina? Ten šeimomis, žmonomis, vaikais dirba kartomis Alytaus lagerį. Eina, paskiau supranti, jie kaip kurie supranti gerą, žinai, grįžę pilą, nes reikia numalšinti kažkaip tą stresą, žinai. Kad vienas iš vadovų prigeria ir tada rašo komentarus. Senais laikais rašydavo net ministrai. Paskiau įsiblaivų ryte pratrina. Girdėjai apie tokius?
Mm. Girdėjau, aš Gal, girdėjau. gal kažką, tai žinai. Bet supranti, bet faktas tas, kad ateina, pavyzdžiui, paprastas darbuotojas, kad yra socializacijos skyrius. Aš girdėjau dar kaip Lūkiškis, žinai, sėdėjau tokius dalykus. Ateina ir, pavyzdžiui, eina su gera iniciatyva pas vadovą, žinai, sako, nu, kad kaliniams kažką tai padėti, ten kažką tai, žinai, kažkokią programą, vat, sako, va čia būtų pozityvus užimtumas, ten veikla, ten padėtų ten nuteistajam, žinai, net būkti ten ir kažką mokintis. Tiesiog viršininkas pasako ne. Ant kaktos užrašyta Todėl, kad dvi raidės. Tarybiniais laikais sakydavo, každая инициатива наказуема. Nakazuojama, jo. Atsimeni? Ir sako, sako ne, žinai, sako ne. Aš atsimenu, pavyzdžiui, psichologas ten Lūkiškis, žinai, sako, išeisiu to iš darbo, nes sako, nu, dėl pinigų dirbti, sako, čia man neapsimoka, aš turiu, žinai, alternatyvų, sako, pajamų šaltinius, o sako, aš čia dirbau kaip ir, nu, kaip iš iniciatyvos, žinai, kaip sakyti, kad atsiskleisti, žinai. Tame ir yra Bet sako, bėda, nieko kad tokie neleidžia. žmonės išeina, o lieka tie, kurie Bet jo, neturi bet sako, alternatyvų ir jo. dirba čia tik tai vien dėl pinigo. Jo, Be bet jokios sako, nieko idėjos. neleidžia. Jo. Ir sako, nuėjau pas pavaduotoją su iniciatyva, pavaduotojas sako, tai va, tu kaip tu būsi mano vietoje, tai galėsi leisti, sako, Nu, pakol kas tai ne, ir viskas. Ir nėra argumentų. Nėra argumentų, supranti, labai skurdi situacija yra su argumentais. O kur problema, nepateikė tiesiog, niekas nepaaiškina, žinai. Dirbo. Kam aiškinti? Kuo tu daugiau aiškinti? Jo, tuo daugiau kam aiškinti? darbo. Taip, kam Supranti? aiškinti, kaip pas mus va tas Jeigu teisingumo tu ministerijoje. uždraudi viską, tai tau darbo pastangų yra Kam mažiau. aiškinti, supranti? taip. Intelektualių Būtent. pastangų minimumas ir maksimumas drausti. Vat būtent kaip pagirdi, kaip aš dabar neatsimenu, ar Utkūnas, Tauras. ar Akštelis, ten vienas kažkuris ministerijoje ant nuotolinio posėdžio tarybos metu, žinai, irgi, vat, kaip, tai sako, tai paaiškinkit, žinai, mūsų pirmininkas sako, ten tarybos sako, tai paaiškinkit, kodėl yra tokia situacija. Jisai atsilošė kėdėje, pradėjo juoktis, o tai ką čia, sako, jums aiškinti, jūsgi kaliniai, sako. Ką jums aiškinti, jūsgi kaliniai, sako, kodėl aš jums turiu kažką tai aiškinti, sako, žinai, jūsgi kaliniai, sako, viskas paaiškinta tom, žinai. Ten jau kalba, ten buvo kalba, supranti, apie ligonį, apie laisvės atėmimo vietoje ligoninį, žinai, ten sąlygos, kokios baisios to ligoninį iš tikrųjų yra, nu, ten žiaurus, ten žemė, grinai orumą, aš nežinau, jeigu mirčiau, turbūt mane turėtų vežti tą ligoninį, aš geriau kentėčiau skausmų, supranti, ir nevažiuočiau, nes ten dar daugiau susirgsi. Karočiui, ten triumas, ten realiai karcelis, supranti, ta ligoninė padaryta. Karočiui, arbatos tu ten negalėsi savo turėti atsigerti, tu ten kavos negalėsi atsigerti, ar batinuko tu ten jokio neturėsi, supranti, valgyti tu ten, karočiui, ten tas maistas ten, supranti, žiaurus, savo drabužių neduoda, aprengia kažkokias tai pižamas nuvalkiotas, supranti, ten netinka pagal žmogaus sudėjimą tos pižamos, supranti, ten arba per trumpus, arba ten per didelis kažkokios tai būna, žinai. Jo, ten vatinuką kažkokį sovietinių laikų piso nugaros didžiuliam raidėm baltom ilvat, karočią, žinai, kad tipo, nu kaip, grinai, kaip Rusijoje pažė, žinai, ant nugaros vatinukai ir pažė, žinai, kaip YouTube gali rasti, žinai, tokių filmukų. Ten košmariškos sąlygos, gydymo įstaiga, bet ten košmariškos sąlygos iš tikrųjų. Ir mes taryboje nuotolinio posėdžio yra toksai Žydrūnas Vasiliauskas, pavyzdžiui, Lietuvos kalėjimų tarnyboje dirba ūkio skyrius, viso ūkio Lietuvos bausmių sistemos, viso ūkio viršininkas. Jisai už viską yra atsakingas. Ar supranti? Jisai už viską yra atsakingas. Ir aš jam sakau, va taip kaip tau, žinai, sakau. Tai sakau, viršininkas, sakau, visi skundžiasi dėl tos, pavyzdžiui, ligoninės, pas mus dėl tos ligoninės, sakau, buitinių sąlygų, kokios ten yra sąlygos. Visi radio tu negali turėti, ten yra taškas, kaip sovietiniais laikais padėtas, to radijuko net negali turėti, įsivaizduoji žmogus, ten depresija, iš karto tu susirgsi depresiją, ten per 2 savaitės, jeigu tu prabūsi arba savaitę, tu iš karto susirgsi ten depresiją, aš tau galiu pasakyti. Ir sakau, visi masiškai skundžiasi kaliniai iš visų kalinimo įstaigų, ne tik tai, kad čia aš ne savo sakau, aš kaip tarybos narys, aš iš vis savo negaliu sakyti jokios nuomonės, aš galiu tik tai kitų sisteminės problemas kelti, už kitus galiu kalbėti, aš už save negaliu savo asmeninį reikalų spręsti ten nuėjęs. Ir aš sakau, visi masiškai skundžiasi, sakau, Alytaus kalėjimo skundžiasi, Šiauliai skundžiasi, Marijampolės skundžiasi, iš Vilniaus kalėjimo skundžiasi, iš Praviniškių skundžiasi.
Jūs sakot vienintelis, kad ten viskas gerai, kad su tom pižamom yra viskas gerai, sakau. Kaip sakau gerai, sakau, nubemba 2 metrų vyras, 2 metrų ūgio vyras duoda jam pižamą rankovės iki čia rankovės, kelnė, supranti, irgi kaip bridžai, supranti, žiemos metu, jo, iki kelių, plačios, kilėtos, žinai, sakau, kaip gerai, sakau, supranti, duoda vieną puoduką, savo negali turėti jokių indų, duoda vieną puodelį ir tau duoda per pusryčius pieną ir arbatą, supranti, o vieną puodelį duoda, supranti, ir ką į jį pilti rinkis, tau duoda valdišką tą balandą vadinamą, tau duoda arbatos išgerti ir duoda pieno pusę puoduko, skaitosi, bet puodelį tu turi vieną realiai, tai į kur jį pilti, į saujas tau pilti, į rankas į kur jį pilti, žinai. Tai kaip sakau, jums sakau vienam gerai yra, jums vienam gerai, sakau, visi skundžiasi. Nereikia būti ten gydytis. Jo, vat būtent tau nereikia sėdėti, tu ne vienos dienos nesėdėjai, tu sėdi kabinete, supranti, patogiai valgai, pas tave 20 puodukų ant stalo neišplautų pridėta, supranti, ir todėl tu nesupranti tų žmonių, kuriems yra blogai, supranti, tiesiog, ir viskas. Ir jisai man čia atrašinėjo, mane čia kaip iš darbo, supranti, nuėmė Alytaus kalėjime, jisai man čia, supranti, atrašė kažkokią nesąmonę ir dabar padėjau į teismą, žinai, administracinį teismą, tauks, kaip man patinka, kai nesąmonės atrašinėš, aš dabar į teismą varau, žinai. Ir reikia duoti masiškai į teismus, aš paraginčiau visus duoti į teismus. Ne visi supranta, ne visi moka rašyti, ne visi supranta ir gali iškesti tos paskiau patyčias mentų, tos kabinimus, kankinimus, mėtymus iš kameros į kamerą, daiktuoti minėjimus, daužimus, spardymus, marinimus badų, šalčių. Taigi ne visi gali iškesti. Jo, matai, man kaip pažaisnikas yra šiek tiek lengviau, dėl to, kad supranti, kaip pažaisnikai sėdė, aš sėdžiu vienas kameroje, mane bet kur tu nepamėtysi, žinai, nepakilnosi, nepamėtini. Nu, gali kažkiek tai, žinai, bet biškutį yra sunkiau. Tavo atžvilgiu, aš manau, kad jų ėjimai irgi eina į pabaigą. Jie ten tave bando pastatyti, kad tu darai įtaką, bet toli tavęs nebegali nukišti. Kai viską atima iš tavęs, nebeturi tos diplomatijos, ko manipuliuoti. Taip, kaip šachmatuose praranda visas figūras, supranti. Tada diktuoji sąlygas jau tu. Taip, tada atsiriša ranko, supranti, tada paėjau, nu tai sakau, aš padaviau, supranti, apie 170 skundų per 3 mėnesius į LKT, ten 500, ten, supranti, iki 500 Alytaus kalėjimui. Kritinė masė, labai gerai. Jo, šiuo metu, supranti, ten į teismus, žinai, ten pradėsiu tarptautinės institucijas, sakau, kviesiu žiniasklaidą. Būtinai. Nu ir viskas, sakau, tai ką daryti. Į CPT ir rašai į ministrų tarybą, nesąmonės, bet ką, svarbu sudaryti kritinę masę, kad užduotum bent vieną klausimą. Jo, ir į Europos parlamentą ten yra tas Libė, supranti, tas yra, nu kaip jisai, ne komisariatas, kaip jisai skaitosi pas jūs tenais, pakomitetis, Libė sekretariat žmogaus teisų. Nes ten tokių Europos parlamente kaip žmogaus teisų komiteto iš viso nėra pasirodę, ten yra tik tai pakomitetis, toksai kaip Libė, žinai, kaip jie ten kažką, nes nelabai apšviečia, žinai, pats savo jėgom, kiek susižinai tiek, žinai. Nu, tai ir ten, supranti. Tai yra problema, čia globaliai jau žiūrint valstybės, žmonės nežino, kur reikia kreiptis, o taip ir dėrėtų sudaryti kritinę masę, kad kažkas kažkur tai pakeltų klausimą, kodėl tai vyksta metų metais.